Žinok, aš tau prisipažinsiu, kaip ilgametiai draugiai. Kokiai? Ilgametiai. Nu, tai jau geriau man, žinai, prisipažink kaip ilgakojai draugiai. Moterim nepatinka būti ilgametėm. Ar nesupranti tu? Nu, prisipažink. Gerai. Žodžiu, aš taip gailiuosi, kad neištekėjau kokius 17-18 metų iš reikalo. Tu gal čerpės nuo stogo nuvažiavo? 18 metų susigadint figūrą? Ką žinau. Nu ir kodėl čia susigadinti? Taigi nuo vežimėlio stumdymo stuburas krypsta. Nu gerai. Būdama kokių 25 metų, aš jau galėčiau dalyvauti Misis Lietuva, Kauno ponia arba dar kokiam panašiam konkurse. Tengi ateina tos, po kiek? Po 3, po 4 metų. O čia aš, jauna, graži, į tik šast skinčiau pergalės kaip serbentus. O tu paklausai savęs egzistencistinio klausimo. Kas iš to? Kaip tai kas? Draugytė. Tu pasižiūrėk į Eglę Vaitkevičią Fergį. Užteko jį vieną kartą pasidaryti Kauno ponia ir jai užvaikštė 10 metų į priekį. A ne? Tu matai? Ir kas galėjo pagalvoti, klausyk, kad ankstyvas nėštumas tai kelias į šlovę. Beje, tu žinai, kad Fergė guli tik ant nugaros, nu kad veido oda nesusiglamšytų. Nu gal ir padeda, bet Jėzu, žinai, kaip pagalvoju, kaip tam vargšui Fergizui koks pravalas, kaip nuobodu. Jo, čia tai točnai. Klausyk, ašgi tau nepasakiau. Mes rytoj su vyru einam į teatrą. Į teatrą? O už ką tave taip? Taigi, kaip šita premjera. O premjeroje bus daug žvaigždžių. Gal net stendas stovės, kur visus fotkins. Gal net pats stilius bus. Fotkins prie stendo? Aš irgi noriu į tą teatrą. Man svarbiausia prisigretinti kažkaip tai prie tos Agnės Jagelavičiūtės. O ką, ir ji bus? Ai, nu kur ji kada nebuvo. Ir turbūt dar prisiprašys kokį fotografą, kad specijanų paparacintų arba koks kakadų filmuotų. Klausyk, bet atlaikai atėjo, sakau, nu ką aš žinau, kad patektum į teliką, pirmiausia reikia eiti į teatrą. Kaip koks Kazlas.